Sveiki visi, su jumis Klevas iš dviejų kūrėjų MC ir sveiki atvykę į dar vieną Misk epizodą. Tai gerai. Šitą epizodą mes keliausim namo. Bet pradžiai... Žemyna čia jau buvos. Gerai, kur tu išskrendi? Oi, ko. Keliaujam. Su balionu dabar keliausim namo. Man tik dabar dėja, kad jis skamba. Oi. Ir ką aš savo galvoju, kodėl aš... Ne, bet čia labai gerai, kad aš nepasiėmiau. Man dabar svarbiausia tiesiog bėgt, kol pamatysiu didžiulį balioną, kurį man eilinį kartą reikės gaudyti. Taip pavyktų. Žiūrėk. Ir pasikirtam. Au. O čia jo neranda. Bandom eiti giliau. Aš nemanau, kad rasim jį. Tiesiog aklai vaikščiodami. Pareigas galėsim. Apsirikau, radom. Tiksliai! Aš pamiršau apie tai. Na va. Jūs tik pažiūrėkit. Kiekvienas nepaliks. Va mūsų ferma, kuri nefermuoja. Kol kas. Bet fermuos. Ir mūsų namelis čia. Ne, tenai. Ne, čia. Jo. Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis. Pargrįžom namo.
truputį turėsim didžiulę fermą. O dabar Bonifacai. Šiaip žinai ką? Žinai ką padarom? Surandam tau panelį. Bonifacui reiks šeimos. Tikas Bonifacai, tu nebūsi šeimos panelė. Ką tu darai? Jei tu manim patikėsi, bus gerai, bus. Netikėk, ką priešai suoks, ką šnekės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Netikėk, ką priešai suoks. Tu tik pažiūrėk. Bonifacai. Labas. Bonifacai. Turim. Keliaujam namo. Čia pasakyčiau, kaip ir mano pusseserė jaučiu, sakytų, kad parašykite vardų pasiūlymus į komentarus. Mes negaunam komentarų, taip neturim pas mus rašyti tuos pasiūlymus. Vėžlių sezonas. Bet aš jau turiu minčių. Bonifacai, tavo paneliai vardai. Tavo panelės vardas bus... Rozalija? Kur tu? Žodžiu. Gerai, žodžiu. Labai noriu atsiprašyti, kad labai pabaigai ten buvo blogai. Man buvo išsikrovė kompiuteris, bet dabar grįžau. Žodžiu. Atsiprašau, kad šitas epizodas buvo. Jo. Tai žodžiu. Atsiprašau, kad šitas epizodas buvo toks trumpas ar nuobodus. Labai pasistengsiu kitais epizodais padirbėti daugiau. Bet, jo. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot. Linkiu nuostabios likusios dienos. Ir, jo, iki kito karto. Ate.